suprantat, šiaip realiai čia praėjusios kadencijos Seimas, tai šitą aš manau, kad... Yra dalis šitos, ta prasme, bet tie kadrai ten, pavyzdžiui, su Valinskiene, tai buvo praėjusios kadencijos Seime šitą, o dabar dėl tarkim, Uspaskicho ir panašiai, tai viską jūs matėte patys, tai aš manau, kad jie patys puikiai mato, kas ten pas jūs vyksta. Šiaip, žinokit, jeigu jūs netūrai, tai mane kartais stebina, jie pasidarė savo tą salę tokią, kur tu galėjai faktiškai matyti, ką jie skaito, ką rašo ir panašiai. Ir mane visada stebina, kaip jie taip neatsargiai daro, tai taip keista, aišku. Tai ir parodyti Seime? Na, suprantat, aš pats nesprendžiu, ar parodyti Seime. Šiaip realiai aš manau, kad čia turėtų tie, kurie kažką reguliuoja. Ne, nu taip, ta prasme, taip, suprantat, bet to, nu, vėlgi čia priklauso ne nuo manęs, tai... Koks veiksmas paskatino jūs kurti šitą filmą? Būtent, kokia priežastis šio filmo yra? Žinokit, labai banaliai priežastis. Šiaip realiai, tai mes kalbėjomės tiesiog su Žmogaus teisų stebėjimo instituto direktorė Dovilė Šakalienė ir jinai tiesiog užsiminė apie tokį planą, vat, čia, žinokit, nebuvo jokio kito... Ta prasme, tiesiog tai buvo pokalbis. Ir pakankamai, kaip čia apibūdinus, ilgų apmąstymų, žinokit, nu kaip, čia ne viskas, kaip čia apibūdinus. Ta prasme, jūs patys matot, kad toks pakankamai sudėtingas šitas kūrinys, ne jis ne vienareikšmis. Ir šitas ir aš sueiliavau tą tekstą ir daugelis klausimų, tai kokio velnio tu čia eiliavai, aš tiesiog bandžiau sutalpinti daug dalykų, kuo trumpiau, tai žodžiu, ne tos eilės juokingos tokios, tikrai aš ne Maironės, tai žodžiu, šitą, bet ir man svarbiausia, suprantat, ne duoti atsakymų, bet labiau, kad mes susimastytumėme apie tai, kas čia vyksta, kodėl mes taip darom ir panašiai. Tai aš manau, kad jūs bet kuriuo atveju esate teisesni suradę tuos atsakymus savo galvoje, negu mano užduotis yra kelti klausimus, tai aš negaliu būti teisus. Jo, prašom. O koks pagrindinis klausimas, kurį norėjo šitas filmas užduoti, nes čia daugiau iš tikrųjų klausimai mums patiems, tai kokį jūs norėjot klausimą, kad mes kiekvienas įsikeltum savo galvos? Man asmeniškai suprantate, žiūrėkit, aš kai skaičiau Singapūro premjero, reiškia, knygą, tai jie per labai nedidelį trumpą laiką iš tikrųjų pasiekė puikių rezultatų. Ir jie tai nacionalistai, tokie sąlygiškai, jisai diktatoriškų tokių turi užmačių, žodžiu, iš principo jisai nėra, jis toks Thatcher, tik tai toks vyriškas variantas. Tai, žodžiu, iš principo jisai pradėjo nuo bendruomenių kūrimo. Jisai sako, kad bendruomenė prasideda nuo domofono, kai bendruomenė įsirengia duris, pradeda tvarkytis laiptinėje ir po truputėlį taip pradeda valstybė tvarkytis. Aš manau, kad akcija darom yra puikus pavyzdys, kad mes galim susitvarkyti, kad žmonės gali susiorganizuoti. Ir manau, kad būtent nuo tokių dalykų mes turim pradėti ir judėti priekį. Nėra kito kelio. Aš manau, kad jeigu mes šiukšlėse purve gyvensim, tai, kaip čia apibūdinus, patys saugiai kenkiam. Suprantat, man graudu moteriškės sodina, pavyzdžiui, medelius, ne, atsistojusios, o šalia myža, už kampo, iš karto. Ir man filmuojant. Tai va, jums atsakymas. O dar kur nors rodys dabar tą filmą? Šiaip mes, aš nežinau, tam tikrų yra planų parodyti per Lietuvos ryto televiziją. Mes, kaip sėkis dabar kalbamės, kalbėjome su Linu Ryškumi. Ir taip pat Delfis nuo 17 dienos platins tokią mažą versiją šito filmo. Aš turiu minį, tiesiog sukompresuota labai smarkiai, tenai bus 720p. Tai šitas ir toks 2 gigabaitai. Bet, jeigu jūs norėsite, aš manau, mes patalpinsime į šitą YouTube'ą, į Linkomaniją galbūt, reiškia, įkels kas nors, aš pats nelabai drįščiau, nes ten tokia nevienareikšmiška, pavadinkim, aplinka. Tai... Jokių problemų. O galima dar vieną klausimą? Man kirba galvoja visą laiką. Iš tikrųjų, kodėl žmonės taip neigiamai žiūri į viską Lietuvoje. Iš tikrųjų, daug yra įdomių, fainų, gerų dalykų, kad ir visų šitas filmus, jisai šiaip iš tikrųjų optimizmą turėtų kelti, na, į ateitį. Tai iš tikrųjų, ar tai tokioje mes blogoje situacijoje gyvenam, ar tiesiog ta žiniasklaida tiesiog, jinai yra neigiamumo, na, praktiškai pasižiūri visas antraštės, žinia, 99,9% yra neigiamų žinių. Aš sutinku sąlygiškai, suprantat, problema yra kokia. Šiaip žiniasklaida yra pas mus biznio mašinos. Tai yra, jūs nebūkite naivus, iš tikrųjų pagrindinė užduotis yra užsidirbti pinigų. Ir tu darai tai, kas neša didžiausius pelnus savininkams. Tai paprasčiausiai, jeigu jūs tikitės, kad... Šiaip čia, žinokit, tarp mūsų šnekant, aš labiausiai manau, kad čia šiaip turėtų
mes kelt klausimą Lietuvos televizijai, kurios tarsi misija yra tokia, kuri gauna iš biudžeto pinigų, kad šviestų, tiesiog šviesą neštų. Nes šiaip realiai visos komercinės televizijos esminis tikslas yra užsidirbti pinigų. Jeigu, reiškia, skausmas, neviltis ir kraujas neša pinigus, tai mes rodysim tą dalyką. Čia, suprantat, aš dirbu pats komercinėje televizijoje ir aš jums atvirai tai sakau, ta prasme, tai yra cirkas, tik tai, suprantat, ar galima pykti ant cirko, kad jis yra cirkas? Tai yra tiesiog toks krūvinas cirkas, kurį žmonėms reikia žiūrėti. Tai kas kaltas, ne, iš tos ir kiaušinio klausimas? Taip, prašau. Bet ar tik tais, kaip sakote, kraujas, smurtas neša pinigus? Ne, aš sutinku, čia sakykime, juk ir sodai neša pinigus. Taip, aš sutinku su jumis, aš labai sutirštinau spalvas, bet aš bandžiau, kaip sakoma, atskleisti biznio modelio esmę. Taip, drąsiai. O dabar dar pavadinimas. Jo. Dingęs. ES politinis gyvūnas. Taip. Ar tikrai jisai dingęs? Geras klausimas. Čia aš bijau mane šitą. Aš manau, kad ne visai. Čia vėlgi, aš manau, kad kadangi jūs susirinkę, jūs žiūrėjote ir tai jūs ir esate ta Lietuvos viltis. Suprantat, aš į kiekvieną jūsų žiūriu tam tikrą prasme. Man, pavyzdžiui, man buvo nepaprastai įdomu būti Garliavoje. Aš mačiau žmonės, kuriems svarbu, aš mačiau žmonės, kuriems rūpi, kurie yra iš tikrųjų... Tai yra, suprantat, kaip čia, mes visi klystam, mes visi galbūt, reiškia, žinot, renkamės ne pačias teisingiausias strategijas savo gyvenime, bet tai, kad žmonėms rūpi, tai yra svarbiausia. Aš, pavyzdžiui, matau tos pačius nacionalistus, kuriems irgi rūpi, jie renkasi tokį kelią, sąlygiškai. Bet aš manau, kad mes, kaip čia jums apibūdinus, nuo tų rūpėjimo kažkas prasideda, ne? Tai aš manau, kad mes iš tikrųjų turime susiimti už rankų vieni su kitais ir keisti tą Lietuvą. Atsiprašau, bet jūs sakote, kad rūpi galbūt žmonėmis manipuliuojama. Ar aš manipuliuoju žmonėmis? Ne, jūs tiesiog. Aš manipuliuoju, čia žiūrėkit, aš... Ne apie jūs, bet apskritai, kad ir ta istorija, aš kaip supratau, ne? Taip, bendrai ta prasme, kodėl mes galvom, kad nuokiai rūpi, bet galbūt tai yra manipuliuojama, galbūt tai yra kažkokia manipulacija. Bet mes turim galvoti, jo, aš sutinku, suprantat, pirmas yra rūpėjimas, antras yra dalykas, mes turim visada labai skeptiškai ir labai, žinot, kaip įjungę smegenis vertinti situacijas, nes pasiduoti emocijoms yra lengviausia. Taip yra lengviausia. Aš manau, kad kiekviena, faktiškai, žinot, bjauri taisyklė, nieko netikėk. Tai šita yra, jinai tokia nemaloni, bet aš manau, kad, žinot, mes visi įgyjam, kaip čia, proto po kažkiek laiko ir kai pasižiūrime tas situacijas, kurios tuo metu galbūt atrodė man vienai, po to atšalimas, kaip atšalus protui, ne, mes žiūrime kitaip. Aš manau, kad visi mes mokomės toje Lietuvoje. Tai, žinot, procesas. Kaip sakė, jo, diktatorius, ne, šitą... Suprantat, visi mes išvesti, nėra čia taip, nėra receptas. Būtų paprastas receptas, tai čia per 3 dienas būtų galima padaryti. Aš manau, kad iš principo ilgas labai procesas. Taip, prašom. Sakykit, pristato, kad filmus turi 2 režisierius, jūs ir Žmogaus teisų stebėjimo institutas. Jie yra tikresni režisieriai, aš esu tik tai... Operatorius. Aš esu tik tai tampamo už virvučių marionetė. Ne, juokauju. Ne, žinokit... Tai kiek šitame filme yra jūsų kūrybos ir nuomonės ir kiek institutą? Čia yra mano kūryba ir aš prisiimu visą atsakomybę už tą darbą. Bet prieš einant į filmą aiškiai akcentuojama, kad kūrėjai ir režisieriai yra 2. Jūs ir dabar jūs prieš filmą netgi užakcentavot anglišką užrašą, kuriame aiškiai parašyta, kad atsisako Europos komisija atsakomybės. Jie privalo tą dalyką parašyti dėl to, kad Europos komisija finansavo šito filmo kūrimą. Bet kiek Žmogaus teisų stebėjimo institutas turėjo įtakos filmo turiniu? Tai jie negalėjo neturėti įtakos, dėl to, kad aš su jais tampriai dirbau. Tai šitas institutas turėjo tamprią įtaką. Dėl Lietuvos, ta prasme, kai rodo mažus vaikus, buvo uždengtiniai, o Vokietijoje... Žinokit, leido, jie man leido, ta prasme, šitas aš klausiu. Tai va ir klausimas, ar neperlenkiama su tais lentom uždėtom vaikam ant veidų? Žinot, bet po to čia yra jautrus klausimas, nes šiaip realiai aš, pavyzdžiui, kai buvo atsimenat, reiškia, Seime prokuratūros atstovė prokurorė ir jinai, reiškia, buvo uždavėmės klausimą, reiškia, kaip dėl tos medžiagos, kurią filmavo žmonės, reiškia, tiesiog ne policija, bet žmonės, ne, kaip dėl jos rodymo. Tai jinai pareiškė, kad galima tą medžiagą rodyti. Tai, žinot, vėlgi, ta prasme,
Ta prasme, iš principo šitą medžiagą galima rodyti taip, nes tai nėra policijos filmo. Jo, žinot kodėl, labai ilgai scena truko. Nuoširdžiai, tik tai dėl to, žinokit, nes aš, jeigu jūs pastebėjot, viskas yra pakankamai sukarpyta. Čia nėra kažkokio gudresnio, reiškia, plano, negu galima būtų. Bet atrodė tai kaip gudresnis planas. Daug kas įneša dviprasmybės. Čia, žinokit, jeigu nes tie staigus judesiai, jie iškreipia vaizdą. Tai daug kas iškreipia, optika iškreipia vaizdą. Čia, žinokit, nu, žinokit, gerbiamasis, aš ginčyčiau su jumis. Čia nėra objektyvumo, žinokit, nepykit, bet šitas darbas yra labai subjektyvus. Čia... Mes patys statėm filmą ir, žinokit, tokių niuansų neatsitiko. Netesant tų politinių visų. Taip. Noriu paklausti, koks buvo pačio žmogus teisės stebėjimo instituto, kokia buvo pozicija tikslas kuriant šį filmą, nes tikslas jau galėčiau įprimti kaip, tarkim, tavo autorinį žvilgsnį, tokį tiesiog tikslas, žinokit, gan cinišką, gan, žinai, nu, ta prasme, aš priemu tai kaip autorinį darbą, bet mane tas įpėdimas žmogus teisės instituto mane stebino, ta prasme, kad... Žiūrėkit, žmogus teisės tikslas yra, kad žmonės atsibūstų, kad jie pasižiūrėtų ir kad jie, suprantat, žiūrėkit, jūs patys sprendžiate, jūs atsibūtę patys nusprendžiate, ką jūs matėte, ne? Aš nepakeisiu jūsų nuomonės, jūs išsinešite savo, reiškia, mintis. Bet tai, kad jūs apie tai galvojat, ir yra esminis tikslas pasiektas. Svarbiausia, tas awareness, ar kaip čia, reiškia, kad tu keli klausimus. Aš labai suprantu, aš pats esu labai įdomios žmogus teisėm ir aš šių laukų ir man būtent atrodo priešingai, jog šis filmas, jis nepateikia objektyvios situacijos, jame yra per daug tavo subjektyvus žvilgsnis arba tavo kažkoks požiūris, prieš kurį aš nieko prieš neturiu, nes aš suprantu autorinį tiesiog. Suprantat, žiūrėkit, čia aš galėčiau, čia aš labai turėsiu jums kalbu, aš nieko nesėpiu. Aš manau, kad sąlygiškai, žinot kaip, tai yra būdas irgi pritraukti žiūrovą. Nes jeigu tu pateiksi labai sterilų, reiškia, tokį vaizdą, kuris absoliučiai neutralus bus, ne, tai realiai jis bus, jis gali būti nuobodus paprasčiausiai. Jeigu jūs pastebėjot, dalis mane žmonės sako, oi, tu ciniškai čia kalbinai tą žmonės ir panašiai. Taip, tiesos yra, reiškia, aš esu blogas žmogus, bet, suprantat, aš norėjau, suprantat, yra labai sunku kalbėti apie rimtas problemas, ne, ir kad jos nebūtų nuobodžios, yra kraupės sunku. Ir, pavyzdžiui, tas pats, pavyzdys jums apie Biotech Pharma, ne, ten, reiškia, yra tokia kompanija, va ten Kubilius apsilankė, sveikina, nuobodu tai kraupės, suprantat, realiai tai yra nuobodu. Ir ką tu darai? Tada ieškai tokių momentų, kurie atspindi, pavyzdžiui, paties Kubiliaus požiūrį sąlygiškai. Ir Kubilius ten pusėmės tušinuką, o, tušinukas, ir tu galvoji, wow, patika žmogus kalbėjo apie ES įtaką Lietuvai, kaip mes žengėm į priekį, to pačiu, o, tušinukas. Todėl, kad tai yra svarbu, man norint parodyti, kad Lietuva gali būti europietiška valstybė. Tai yra, suprantat, tai, kad man epizodas nuobodus, nereiškia, kad jis nėra svarbus. Suprantat? Taip. Atsiprašau, noriu paklausti, to ne per vėlų truputėlį su Lietuva? Ar ne per vėlų truputėlį su Lietuva? Ar ne per vėlų su Lietuva? Nu, kaip čia pasakyti? Ta prasme, Lietuva nuo 2000 metų prarado 30% moksleivių, ne? Pavyzdžiui. Tarkim, Lenkijai, kuri išvažiuoja, tarkim, milijonas, ne? 48 milijonai, nu čia šiandien. Bet Lietuvai tai biškai žiauriai. Ir kažkaip, na, žinot, tie Europa apskritai kartais labai taip, nu, jau skamba ganėtinai klišiškai, nes jau kai Europa, tai jau viskas. Kaip ir anksčiau kažkada. Jau kai Maskva pasako tai ir tai. Tai va, tai klausimas toksai, ar na, atsižvelgusi tą situaciją su žiniasklaida, kuri formuoja tam tikrą emociją ir likusius Lietuvoje žmonės ir varšus tuos, kurie vis dar tiki televizorium ir panašiai. Na, kokios išeitis? Ta prasme, čia yra vienas iš, kaip sutinku, žiūrėkit, Brazauskinė, lašelis jų. Išeitis, mano nuomonė išeitis, visgi aš bandžiau tą parodyti pozityvų Vokietijos kaimelio. Jo, bet mes nebūsim. Mes būsim dalis. Lietuviai mato, užsieniečiai mato visą laiką. Va, Rusijos dalis. Kas tai yra? Nu, mentalitetas. Sutinku, mentaliteto problemos, bet kita vertus, jie sugebėjo. Suprantat, jeigu jie sugebėjo, reiškia, mes irgi, aš suprantu, ne tie pinigai, reiškia, ne tas ten organizavimas lygis ir panašiai. Bet Garliava parodė, kad gali susiorganizuoti, nėra problemos. Ta prasme, šiaip padarė, tai kaip reikia. Na, čia jau, suprantat, vėlgi, čia jau mes kalbam, bet šiaip iš principo žmonės gali. Žmonės gali, ta prasme, šiaip čia, vėlgi, jeigu jie gali, reiškia, mes irgi galim. Tai vienas iš pavyzdžių. Bet jūs savo filmo parodyt, kad negalit. Na,
suprantat, žiūrėkit. Todėl. Man, pavyzdžiui, man yra labai svarbu, kad iš tikrųjų žmonės būrėsi į bendruomenę, ne? Tai yra ženklas, kad svarbu žmonėms. Ir tai yra iš tikrųjų tas svarbus momentas, kad neabejingi mes esam šalyje, ne? Ir nuo to mes pradedam. Taip, klausau jūsų. Norėčiau paklausti, ar jums netrodo, kad jūs tą filmuką darėte, čia jau jums kaip autoriui, labai skubotai, čia yra kratinys surinktas toksai, kad ar be koncepcijos. Jo, yra tokių žmonių. Minutėlę, nebaigiau. Čia ne tik tai. Net jūs surinkote tą medžiagą po ūkio banko griūties, jau parodė. Tai čia skubėta buvo, kaip nors sulipdyti. Nu, gavosi, jum atvirai pasakysiu, aš nesakau, ar jisai geras, ar jisai blogas. Bet toks, važiuoju su mašina, ką nufilmavau, ką užkabinau, viską sudėjau, filmas. Nėra koncepcijos pas jūs. Ką norėjote iš tikrųjų parodyti, aš dabar šiuo momentu aš taip ir nesupratau. Dokumentika, ne dokumentika. Nu, į vieną, jūs suprantat, į vieną paveikslą viso pasaulio nesukiši. Jūs bandote sudėti kažkaip, ką išgirdot, kur ką pamatėt, viską į vieną, nu negalima. Labai sunku, žinokit, tai yra iš tiesų labai sunku. Tai tam ir yra dirbama, kad sunku iškrapštyti iš to sunkumo. Bet rodint garliavą, rodint mažoną, tai nėra objektyvu. Tai yra net ne 1%, o 100 dalis procento. Tikrai nėra. Ir jeigu iškast būtent šitą, tai čia yra kryptinga. Ir jau tai yra negerai. Jūs ne tą. Čia ne dėl to, kad jūs garliavą tenai parodėte. Jūs galėjote jai rodyti daug. Galėjote tų bomžų rodyti Vilniui irgi daug, bet tai jūs pasidarykite nors planelį kokį, ką aš noriu parodyti. Supratau. Gerai. Šitą, žiūrėkit, planelis yra, jisai buvo ir šitą kitą, kai darysiu dokumentinį, tai aš žymiai siauresnę temą imsiu. Jūs teisus, iš tikrųjų labai sunku yra parodyti viską, ką nori, nes laikas spaudžia ir turi tarsi šokinėti per temas ir slysti tokių sąlygiškai paviršių. Nors kadrų buvo gražu. Jozai, pasakyk, kad fotografas kadrų buvo gražu. Čia niekas nedraudžia, šiaip aš tik tai, manau, ta prasme, čia nebus problemų. Taigi visi galės man iš jo reikia, turiu flash, sakė įdėti su mano komandai. Pratas, aš tokį nenorėčiau įdėti, bet aš manau, kad artimiausiu metu gal kas nors įdės. Specifiškai. Aš gerai supratau, gal supratau. Esminis dalykas yra tai, kad šiek tiek mūsų išjudint, gal gerai šitą diskusiją. Čia yra esmė. Čia šeima kalbasi. Čia yra esmė. Taip, prašau. Taip. Dar keletą žodžių kaip operatorius pasakysiu. Iš tiesų, skirtingai negu Rimantas pasakė, aš matau gerą dalį, kad yra daug įvairios medžiagos ir jinai nėra vienalytė. Iš tikrųjų, tai yra reportažiniu stilium padaryta, bet tikrai su labai pagaulia akim. Yra puikios ironijos, yra ir poetinių inkliuzų. Gal tik tais vieną detalę galima buvo išleisti. Ten tokį mergaitės nosies krapštimą per automobilio langą. Sutinku su jumis, žiūrėkit, yra kai kurie nemalonus momentai, bet aš įdėjau jį tam, norėdamas pabrėžti tą paprastos liaudies simbolį, nes žmogus tuo metu jisai kalba apie, kad mes paprasti žmonės ir aš tiesiog ieškojau, ir mane galit pagauti, aš mėgstu krapštyti nosį, dėl to tai čia nėra problemų. Aš galiu net dabar pakrapštyti, jeigu norit užfiksuoti. Ir nusiusim tą mergaitį. Va, bet, žodžiu, kaip čia... Jo, tai yra tiesiog ieškau simbolio, tai buvo man labiau svarbiau negu įžeisti tą žmogų, ar kaip nors parodyti. Taip, bet būtent toj situacijoje tai nebuvo simbolis. Nes, ačiū. Galima, sutinku su jumis, galima ginčyti dėl to. Tai gerai, kolegos, tai matau, kad jau tarsi išsenka po truputėlį, tai žiūrėkit, aš nepaprastai... Jo, prašom, kažkaip. Jūs čia rodėt Vokietijos mažo Oi. Dabar galvoja, kad didmiestį yra gera gyventi. Aš kiek supratau, jūs lyginat tiek Vokietijos kaip Europos, nežinau, pirmenybės, kaip pirmuoji vis rodo visiems pavyzdį ir parodyti, kad
Jeigu jisai pasiryžęs viešinti mane, aš dėsiu likon pavyzdį Jūs teisus, jo, aš sutinku su jumis. Aš sutinku, suprantate, bet vėlgi grįžtu prie tavęs, negaliu. Iš tikrųjų gerai sugalvota, kaip sako, kad pagalvotų žmogus pats, kokie mes esame. Suprantate, čia tiek akimi matosi, kur institutai. Tai institutai, pas ten kova su prezidentą pagrindė, su kubilimu. Krapšto imponėti. Čia yra momentas specialiai ateiti tam, kad jiems pradėtų. Atsakymus pamačiau jūsų vaizdinio medžių. Aš negaliu važinėtis ten į Vokietiją, žiūrėti ir kažką padaryti. Sutinku. Aš pamačiau jūsų ir labai dėkoju. Iš tikrųjų čia, nes jūs atsakote, ką kokia ir yra šitą problemą Ačiū Jums. Aš sutinku, iš tikrųjų, didmiesčiuose Vokietijoje yra krūva problemų. Aš manau, net Estijos tam pačiam, tai pačiai saloj turbūt yra krūva problemų, kurio aš negalėjau matyti, tiesiog nes per trumpai buvau tenai. Taip, prašau. Taip. Taip, sutinku, kad požiūris formuojamas negatyvus. Bet suprantat, aš ne visai sutinku su dalimi ideologijos, kur sakoma, kad Lietuva lietuviams. Na, nepykit, bet, suprantat, nes mes patys, bet mes iš tikrųjų patys save apribojam. Tai kam to reikia? Ta prasme, aš manau, kad Lietuva Lenkams. Eisenai skandavo gal tik 100 žmonių, iš ten daugiau nei vos 3,000. Čia parodo, kad turi patys meninkti. Nedar. Esmė tokia, kad vėlgi nėra čia objektyvumo, jūs neieškokit, čia nėra objektyvus darbas. Ta prasme, čia nieko bendro su žiniom neturi. Na, tie žmonės Eisenoj, jie neskandavo, kad Lietuva tik lietuviams. Jie sako, Lietuva lietuviams. Aš tai dar norėjau iš tikrųjų daugiau padėkos, nes tai yra pirmas filmas Lietuvoje, kurį žiūrėjau, kur parodytos abi pusės. Dažniausiai paskutiniu metu yra rodoma viena pusė, kraštutinė pusė, sakyčiau, net vienos arba kitos. Ir matau pirmą filmą, kur prezidentė iš blogos pusės, ir Garliava iš blogos pusės, ir iš geros, ir Seimas, ir seksą žiūri. Geras filmas, ačiū. Ačiū Jums labai, ačiū. Savo nuomonę pasikeisiu, iš tikrųjų atėjau iš tą filmą galvodamas, pamatydamas, kad čia prisidėjo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, tai galvojau, kad čia bus gana standartinė propaganda. Iš tikrųjų, tai noriu padėkoti Jums, kad padarėt gana, objektyvų tokį darbą. Pačioj pradžioj kalbinote mūsų narius, kurie minėjo nacių sušaudytą vietinę rinktinę, po to parodėt, skydnus, taip jie yra, tokia realybė ir dėl to tai visai dėkui už Jūsų darbą, bet man vis tiek įdomu klausimas, kur Jūs radot tą žmogų, kuris ten kalbėjo apie Vytautą, ten kažką, ta prasme, čia retas egzempliorius. Aš tai nežinau, aš ėjau gatvę ir aš tiesiog jį pamačiau stovintį su tuo šaliku tokiu. Aš tada prie jo ir sakau, tai va, ir jisai pradėjo šnekėtis, buvo truputėlį tarp mūsų šnekant jau pašventęs, ten lengva forma, bet jisai nebuvo ten girtas. Man regis, jis ne apie tą klausė. Jisai pats ten užsivedė ir kažką. Apie tą žydą, man atrodo. Tada jis tampa toks įdomus, nes jis tinkai pasakoja apie tai, ką galvoja. Ir šitą, žinot, jisai pernelyg gerai kalbėjo. Aš negalėjau jo neįdėti. Šitą Audriau, man regis, kad jisai klausė apie Kacą. Apie Kacą? Ne. Jisai kalbėjo, sako, apie LDK, apie Vytautą, apie Vytautą. Bet jūs suprantat, kai su juo šneki Kacui, tiesiog iš burnos byra tenai tie žodžiai. Neįtikėtinas yra šiaip tai. Ta prasme, neįtikėtinas. Ir šiaip aš irgi ten tiesiog gatvė, jis aišku, centrainėse aplinkui sąlygiškai tam, kad jį pakalbintų, bet šitą, bet jisai, žinokit, iš tų tokių stiprių, pavadinkim, pašnekovų, kur tiesiog, wow. Audriau, medžiaga visa yra tavo absoliučiai, ar yra iš kažko skolintasi? Yra, žiūrėkit, ten yra užrašyta, viena dalis medžiagos yra iš karšto komentaro, ten, kur tas teisėjas nugriūna. Po to dalis medžiagos, ten, kur prezidentė kalbasi su teisėjais, tai yra iš prezidentės spaudos tarnybos medžiaga,
O dar vienas gabaliukas yra, o kas dar kažkas, dar vienas kažkoks mažas gabaliukas yra paimtas. Ai, nu va, kur mušasi Kaune. Yra tiesiog iš interneto, aš ištraukiu, aš nežinau, kas autorius net. Vat aš galvoju, o filme galima buvo paminėti, kad paimtas siužetas iš to ir to, ar minėjimo. Aš parašiau viršų, aš tai neparašiau. Garliavoj dar vieną kažkokią minėjau. Jo, ta Garliavoj minėta, kad šalininko... Ne visur atkreipiu dėmesį. Ne, bus galimybė pasižiūrėti. Jo, žinokit, čia autorinių savo neprisimu. Bet iš tikrųjų matosi, kad darbas yra nuoširdžiai atliktas ir tikriausiai norėjo tokį kaip ir padaryti antspaudą, ne tokį antspaudą, bet tiesiog tikriausiai vidinė motivacija buvo didelė. Čia visiškai nesusijęs su kažkokiais kitais dalykais, ar ne? Čia yra tiesiog jūsų kaip ir savimotyvacija. Ta prasme, kad jūs norėjot kažkokį gerą dalyką padaryti Lietuvai, ar ne? Žinot, koks man svarbus dar aspektas. Aš noriu, kad jūs prisimintumėt save, galbūt pamatę, reiškia, po 10 metų šitame filme, nes tai jūs esate istorijos dalis. Ir šitie dalykai, kurie dabar vienaip atrodo, gal kitaip atrodys, bet jūs išliksite amžinai. Ir jūs su mumis, ne? Gerai. Gerai. Taip. Norėjau paklausti. O tuo pačiu pradžiai sakėte, kad esmė filmų užduoti klausimų, ne atsakymų. Bet galit man durnam paaiškinti, kaip tenais, rodėt Vokietiją, rodėt Estiją, aš taip supratau, būtent kaip dalinį atsakymą. Jo. Kaip gerai, kaip kontrastas. Viską. Taip. Kokia tada to buvo prasmė, jeigu atsakymų tame nebuvo? Pats savo. Jeigu net ir nėra atsakymo, aš kontrastą bent jau sukėliau didesnį. Išryškinau, reiškia, tarp to, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai žinot, suprantat, kas aš esu toks, kad jums duočiau atsakymus, kaip reikia daryti. Tiesiog, jūs patys turi daryti. Tai čia jūsų reikalas. Tai ačiū. Ačiū visiems labai.